Kitą savaitę prasideda konservatorių partijoje rinkimų maratonas. Tai yra konservatoriai išsirenka kandidatą ir jau tada tas kandidatas dalyvauja po metų prezidento rinkimuose. Šią savaitę Lietuvos rytas skelbė rašinį, minimi anot šaltinių 4 kandidatai: Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis, Monika Navickienė ir tas pats Arvydas Anušauskas, mūsų aptartas pirmoji daly. Jūsų, Matai, kiek galite nuoširdžiai atvirai pasakyti, už kurį iš šitų jūs keltumėt ranką? Aš turiu matyti, kas kandidatuos. Įsivaizduokim, kad šitie 4. Matot tarp jų savo favoritą? Jeigu kalbant apie užsienio, suprantant, kad prezidento kokios yra prerogatyvos, aš norėčiau sprendimo dėl Europos vadovų tarybos, visgi aš norėčiau europinėme kontekste prezidento, kuris dirbtų labai aktyviai europinėme kontekste, man tas yra labai svarbu, kuris matytų grėsmės, su kuriomis susidarė vakarų demokratijos. Aš rinkčiausi tarp Gabrieliaus ir rinkčiausi tarp Ingridos. Gabrielius neatsako į klausimą, ar iškeltas sutiktų, nes čia dar reikia sutikimo, ar ne, bet jūsų žiniomis vis tiek pasikalbat, formaliai, neformaliai, kiek galite atskleisti, kaip jaučiate Gabrielius Landsbergis, jeigu tikėtina, kad bus iškeltas, sutiks dalyvauti ar ne? Tikrai nežinau. Tikrai čia yra jo sprendimas, aš tikrai nespausiu ir nešnekėsiu. Tikrai čia yra žmonių. Aš kalbu apie nuotaiką, nespaudimą, apie pajutimą. Kalbi su žmogum ir jauti, ar ne, o jisai nori, nenori, ar jis ten save kažkur kitur mato. Nežinau. Yra daug įdomių darbų. Aš manau, Gabrielius, jis labai plataus mąstymo ir jisai turi daug įdomių darbų, ta prasme, taip, kad daug įdomių variantų, taip, kad aš tikrai nežinau.